Ir tulpiniai, ar ne, irgi kažkas tai šių buvo. Taip. Tai tulpiniai Panevėžio irgi labai žinomi kriminalinio pasaulio veikėjai, turbūt garsiausios visų laikų Panevėžio nusikalstamos grupuotės asmenys. Ir čia kas konkrečiai iš tulpinių kalėjo, gal atsimenat? Vertelka Algymantas. Labai rimtas personažas iš tos gvardijos. Kalėjo ilgą laiką žmogus, kuris turbūt labiausiai skundė Lukiškių įstaigą. Skundais užvertęs buvo ir jisai ir jo advokatai. Žmogus, kuris nuteistas iki gyvos galvos. Žmogus, kuris save šiandien dienai pristato kaip dievo karys, visiškai nekaltas, aplinka kalta. Ir tai yra mano turbūt kabutėse bičiulis Henrikas Daktaras. Kauno daktarų grupuotės lyderis. Ar ne? Šitoj būtent kameroj kalėjo, ne? Taip. Kamera numeris 58. Tai galima apsidairyti, ar čia tikrai taip viskas baisu, ar ne? Tai būtent iš šitos kameros turbūt, sakykime, daugiausia ir buvo įvairiausių skundų, ar ne? Nepasakyčiau, kad iš šios kameros buvo daugiausia skundų, bet buvo tam tikrų tokių skundų, kur Henrikas tiesiog nelabai sutikdavo su tuo metiniu teisiniu reglamentavimu ir, pavyzdžiui, kai jiems nepriklausydavo nuteistiesiems iki gyvos galvos ilgalaikiai pasimatymai, tai tie pasimatymai, kurie trunka iki paros, tai jisai vis prašydavo jų, nors teisės aktai to nenumatė, kad jie turi teisę tokius pasimatymus. Vėlgi prašydavo parduotuvėje tam tikrų prekių, kurių nenumatydavo teisės aktai. Bet šiaip tai jisai tikrai nebuvo iš tų didžiųjų skundikų, turėdavom ir didesnių.